kodėl mano šviesinti plaukai atrodė pavargę, mano klaidas ir kaip jų nebekartoti. Ilgai stebėjausi, kodėl plaukai, nors ir šviesinti, neatrodo švytinti. Tik vėliau supratau, kad esmė ne tik dažymas, bet ir tai, kaip aš juos prižiūriu. Štai mano top klaidas. Pirma, naudojau per daug šampūnų ir tiesiai pyliau ant galvos. Antra, neištrindavo tarp delnų, neputodavo ir netolygiai pasiskirstydavo. Trečias, kondicionierių nuskalaudavau po kelių sekundžių. Ketvirta, kaukę laikydavau 2-3 minutės, tikėdamasi stebuklą. Penktas, naudojau bet kokius produktus netinkančius dažytiems šviesintiems plaukams. Aš tai kaip reikia teisingai. Šampūnas tik galvos odai. Ištrink tarp delnų iki putų ir masažuok švelniai. Šviesintiems plaukams rinkis be sulfatų ir be drėkinančių ingredientais. Kondicionierius tepk tik ant plaukų ilgį ir į galus. Laikyk bent 2-3 minutės, nuskalauk vėsinančiu vandeniu, tai uždarys plauką žvynelis. Plaukų kaukė 1-2 kartus per savaitę. Tepk po šampūną prieš kondicionierių. Laikyk ne mažiau kaip 10 minučių. Uždenk rankšluosčiu, šiluma stiprina efektą. Mano atradimas - šampūnas ir kondicionierius su aloe vera iš Forever. Be sulfatų, saugus dažytiems plaukams. Tikra pagalba vasaros karštyje. Jei ir tavo plaukai šviesinti, labai rekomenduoju peržiūrėti rutiną. Parašyk komentaruose, ar ir tau pažįstama šios klaidas, a gal turi savo triukus.